Tai va čia gerklės centras emocinis, čia kaupėsi emocijos. Yra du centrai, vienas yra gerklės, kitas yra saulės rezginys irgi emocinis centras, jisai skaitosi. Kodėl? Todėl, kad kai žmogus susinervina, jisai jam apetitas papuola, ne, arba pytina, arba labai valgo. Skrandis reaguoja, ne, vis tiek. Virškinimo sutrika, pavyzdžiui, pas skrandžio pas žmonės, kurie yra nervingi, todėl, kad ten susikaupia energija negatyvi ir ten atsiranda mirusių zonų. Tai reiškia, nes mes žinom, kad taip pat ir gerklės vėžys, pavyzdžiui, ten susikaupia stresas, o mes žinom, kad ląstelė, jinai be energijos negyva. Tai jeigu, pavyzdžiui, susikaupia stresas ir toksai paratukas pasidaro, kur kaupiasi stresas ir jisai tiesiog ten renkasi, pilka tokia energija tenais. Tai reiškia, tos ląstelės pradeda žūti ir atsiranda žaizda. Tai mirusių zonų vadinasi. Jie, ląstelėna žūsta. Ir tada, ką mes visų pirma turim vis tiek energetiškai dirbti, kad išvalyti tą vietą nuo to kamščio energetinio. Ir tada pradeda vėl teisingai cirkuliuoti energiją, tada vėl užsitraukia žaizda. Tai taip pat netgi onkologiniai susirgimai. Metastazės atsiranda dėl to, kad iš pradžių žmogus stresuoja, tenais pradeda kauptis energija tą, sakykime, streso per visą organizmą, pavyzdžiui, jeigu išsimėto. Ir paskui, aišku, tie toksinai tenais kaupėsi irgi kaip tualetas vadinamas, jie užrūgštėja ir sukelia svirlimus, pažadina vėžines ląsteles. Ir, aišku, mirusios zonos, kaip aš vadinu. Tai va, tai labai yra svarbu ir emocinis centras yra labai svarbu dėl to, kad jūs vibraciją skleidžia kaip per balso stygas, kai kalbam. Tai va, aš kai kalbėjau apie charizmą, kai kalbėjau apie tai, kad gali netgi sergantis žmogus perduoti per vibracijas kitam žmogui lygiai. Ir tai yra, kaip, sakykime, tai nėra specialiai. Ta prasme, yra kiek kartų buvę, tiesiog vienas žmogus lauko kitą, tas išeina, tas susirga tą pačią stadiją, po kurį laiko tokia pačia liga. Tai, pavyzdžiui, onkologija ten iš jūsų ląstelinė liga yra. Ir, sakykime, jau žmonės, kai dviesi eina per gyvenimą, tai vienas, kai sveiksta, turi ir kitas dirbti su savimi. Jau automatiškai, tai prevenciškai. Tai čia yra patikrinta per tų 17 metų, tiesiog kiek kartų yra teko pirmą vieną žmogui padėti, paskui žiūrė, kad jau kitą reikia traukti. Tai dažnai būna tai antra pusė. Tai va, tai čia yra labai svarbu, kad nes energija, informacija per ląsteles persiduoda ir ląstelinės lygos, ypač vėžinės ląstelės, tai ląstelinė lyga, jos persiduoda per vibracijas, per informaciją lauką, per energetiką. Tai va, būtent emocinis centras už tai atsakingas. Jeigu jūs norite, kad jūs norėtų girdėti, jeigu jūs norite, kad jūs būtų malonu klausyti, jeigu jūs norite, kad jūsų žodis gydytų netgi, tai jūsų vidus parenka tam tikrą vibraciją, jūs kalbate su žmogu ir sako, pasikalbėjau, man geriau pasidarė. Yra žmonės, pavyzdžiui, nuo kurių bėga, nes pas jūs, pavyzdžiui, yra prikaupta čia iš tiesų geras žmogus, atrodo, jis nieko nepadarė. Bet sako, kas man yra, sako, kodėl nuo manęs visi žmonės, bet aš tik pradedu kalbėti, išskirsti. Ir nieko nepasakiau. Sakau, todėl, kad iš tavęs išeina ta vibracija, tas pilkas garas, prikauptas, tau reikia valyti emocinį centrą, išsivalo ir visai kitaip. Žmonės bėga intuityviai, jaučia tą nenorą bendrauti, nes kaip apsauga tokia ir traukiasi. Tai va, daug dar galėčiau papasakoti, bet mes turim 20 minučių, tai padirbėsim gerai. Tai irgi sako, įkvėpėt meilę, iškvėpėt per galinę dalį, vat kaip tenais nupaišytas gerklės centras emocinis, įkvėpėt, užfiksavot, tuščio orą iškvėpėt. Kodėl negalima, sakykime, to daryti su vizualizuojant, kad purvą iškvėpėt. Tai aš vat jums toj papasakosiu, labai greitai pasakysiu mūsų latviam, ką дарите. Сейчас сделаем 8 раз в корне, потом 8 раз опять эту практику, когда делали в первый центр, набирали энергию, и потом на 8 разе здесь оставим энергию, и эту энергию поднимаем в центр души и делаем ветки. Хорошо? Поднимаем и делаем ветки. И когда заканчиваем, фиксируем энергию в центре души. Я заговариваю головой. Va, dėl to purvo. Mūsų smegenys fiksuoja paskutinę mūsų mintį ir žodį. Tai yra faktas. Ir kodėl žmonėms sakau, jūs turite, kai jūs, pavyzdžiui, man sako, ką man daryti, jeigu man, pavyzdžiui, kažkas nesieina.
ten sustoja reikalai, ar verslas, ar nesiseka santykis, ar kažkas vyksta gyvenime. Sako, kas yra tau, kaip man išeiti iš to? Sakau, dėkok. Sako, už ką dėkoti? Sako, aš neturiu už ką dėkoti, sakau, už bet ką dėkoti. Tiesiog dėkoti. O kodėl? Sakau, tu pabandyk mėnesį pasižiūrėti. Mėnesį, pusantro būna. Ir ateina, tikrai veikia, sako, kaip tai veikia? Mūsų smegenys girdi paskutinį mūsų žodį ir pradeda jį realizuoti. Tai pavyzdžiui, jeigu aš sakau, dėkoju už sveikatą, smegenys fiksuoja sveikatą, dėkoju už laimę, dėkoju už sėkmę, fiksuoja. Ir tada pradeda realizuoti tai, įsivaizduoja paskutinį žodį. Ir jeigu mūsų paskutinis žodis baigėsi blogai, sergu, negera, smegenys fiksuoja ir dėl to žmogus krenta. Viena iš tų formų, kai man teko sveikti, manęs paklausė, sako, ten buvo, nesiplėsiu apie tą pasakojimą, bet dažnai žmonės nustebdavo, kad aš gyvas. Kas sutikdavo gatvėje paskiau ir sako, gyvas, sako, tai kaip tu pasveikai? Sako, prisiminiau, kad galima sveikti. Kaip tai? Sakau, visi jūs susirgat ir vardinat savo, kas minutę, man bloga, man negera, aš mirštu, man temperatūra. Visus smegenys sako, gerai, aš tave išgirdau sąmonę ir varo tą programą ir dar žemyn tą žmogų. O iš tikrųjų tai kaip tik, aš vykstu, man geriau. Aš kiekvieną smulkmenėlę pastebėdavau, bet kaip aš pasakau, sesuo atvažiuoja, aš kaip mokiausi vaikščioti dar. Sakau, žiūrėk, aš jau geriau vaikščiau. Tai sakau, nori parodys, noriu, atsistojant vaikštynės. Tarpuojas, iš tikrųjų dabar atsimenu vėl, kas einu iš tą vaikštynę. Ir sakau, matai? Ir jo, taip. Aš žinau. Tu ką jam pasakysi. Bet jinai nemato, kad aš koją ne taip statau, o taip. Va, per milimetrą jau tiesiog, jau aukščiau pakeliu, jau kitaip. Ir jau geriau, man geriau, ir akivaizdžiai aš tą matau, ir čia žmogų kaip kiti nemato. Tai paskui jau atsiminiau, kad, ten nėra išvalduolis. Tai va, tai tas va yra, kad jau per tiek pastebiu, kad geriau ir geriau. Jau šiandieną, pavyzdžiui, kai buvo komos, prabundi ir tu supranti, kad tu prabuvai kažkur ten kokiu, ten pusdienį, 15 minučių, 20, tas laikas ilgėja. Ir aš suprantu, kad jau man geriau, jau už to kabindavus. Ir pirmin, koja tiesiau. Jau žiūriu, kad vieną kartą išėjau taip be lazdų, jau vaikščiau su viena, dar kai mokiausi vaikščiau, ir koordinacijos buvo sutrikę, man viskas plaukė ten. Tai va, tai ėjau su draugu susitikti ir šitą galvą pavaidinsiu, paliksiu lazdas ir visi su va susitiksiu, parodysiu, koks ten. Tai paskui prisėdam ant suoliuko pasėdėti, pasišnekėti, nes ten seniai nematė manęs ir taip toliau. Ir visi man sako, žinai ką, kitą kartą pasiimk lazdą. Sako, kodėl, sako, prašai, kad jau tai, tada paimsi blavyklą išveš. Sako, tikrinsiu. Bet aš turiu neįgalus pažymėjimą, tai gal paleidėm. Bet esmė tame, kad tau atrodo geriau. Ir tu už to geriau esi užsikabinęs. Ir tada, gerai, pasiimsi lazdą. Ir būdavo atsisėsdavo už vairą, vairuodavo. Viską gali daryti, tik atsistojant kojų, pradeda viskas plaukti. Nes man būdavo, aš pasuku galvą, tai su visų vaizdu. Ir tada tik tai grįžta vaizdas. Niekada nematydavau, pavyzdžiui, kaip čia, būtų vienas telefonas, tai aš du matydavau. Ir taip meiliai. Reikėdavo pačiupinėti, kuris tikras, kuris net apie paduką. Aš taip darydavau. Pažiūrėjau, šitas nesėjama, tada tą, kurį du padukus, visko po du turėjau. Du žmonės ateina, kuris tikras, o du labai šneka, jau buvo įdomu iš tikrųjų. Bet smegenys, pavyzdžiui, buvo, nes žiūrė buvo išėjus mano. Ir tai yra pirmas žmogus pasaulis, kuris susirinko šimtai mažiau, ta prasme, susiformavo iš naujo. Aš pasukdavau galvą ir čia kliuk, vidų jausdavosi smegenys. Kliuk, jo, iš tokių būsenų. Ir pilnas buvo tarifa, nes buvo pilnas vandens. Nes visus buvo vidaus organai atsakinė. Neišgaravo vandos. Žodžiu, visko buvo. Ir ta prasme, tas susirinkimas, jisai tai va. Ir paskui jaučiau, kad vis tvirčiau mano smegenys, galvoju tvirčiau. Ir traškėdavo tada maloniai. Tai trakšt, girdi trakšt, kai tyla trakšt. Ir tada
taip malonu, tada geriau pasidarydavo man. Tai reiškia, vis tiek formavosi smegenys tuo metu kaip raškelė. Būdavo gatvėje stoviu, ėjau pirmą kartą į kirpyklą iš tos ligoninės. Sustoju perėjai, pasupu galvą, visas vaizdas nueina, paskui grįžta ir tada žiūriu, ir šitą mašiną nevažiuoja, o jau tas vaizdas, kadangi nuėjo, su dešinė ausim klausau, ar net važiuoja mašina. Tai gerai, kad elektrinių daug nebuvo. Ir tada einu per gatvę jau. Atėjau apsikirpt, atsisėdau, taigi man pirmas pasiekimas ateiti, atsisėst pačiam, apsikirpt, įsivaizduoju, koks pasiekimas. Ten nueiti 100 metrų buvo. Tai, tikrai, nes ligoninėj koridorius atrodė lengvai, kaip išėjau gatvę, visai kitas vaizdas iš tikrųjų, visai kiti dalykai, tai mokiausi. Tai labai daug dalykų vyko, reikėjo susirinkti iš gabaliukų ir irgi emocinis centras buvo labai svarbu, kadangi aš keldavau energiją iš čia ir jaučiu čia prikaupti, tai viskas eina į smegenis. Tai turi išsivalyti, jeigu norim sujungti šitą su šito emocinį centrą, tai pakeliui susitvarkyti, kaip sakau.